Sveikas gyvas NLP gerbėjau. Šiuolaikinio NLP institutas tęsia gražią savo tradiciją dalintis žiniomis, kurios padeda žmonėms gyventi kitaip. Spręsti klausimus, problemas, pasiekti tų rezultatų, tų tikslų, kurio žmonės nori. Taigi, net nebejoju, kad tu esi susidūręs su tokiu atveju, kai turėjai kažkokią tai mažą, didelę, kažkokią tai problemą. Ir NLP turi visą eilę instrumentų, visą eilę technikų, kurios padeda spręsti tokius klausimus. Viena iš tokių technikų, Robertas Dilsas, viena išsamiai tiksliai aprašė ir ją pavadino score. Score, išvertus iš anglų kalbos, reiškia tikslas arba rezultatas. Labai trumpai, kaip ta metodika veikia. Taigi žingsnis numeris 1. Kokia bebūtų situacija, kuo tiksliau ją aprašyti. S raidelė arba simptomai, arba symptoms, arba situacija, kuo tiksliau aprašyti tą savo situaciją, tą problemą. Kas tokio vyksta? Ką reiškia kuo tiksliau? Tai reiškia, kad tą situaciją galima kažkaip tai pamatyti, išgirsti, kažkaip kitaip pamatuoti, kažkaip kitaip įvertinti. Jokių emocinių žodelių. Gražu, skanu, nemalonu, nepatinka. Tik tai labai konkretūs žodžiai, kurie gali įvardinti tiksliai faktus, kas tą akimirką vyksta. Tai yra žingsnis numeris 1. Žingsnis numeris 2. C raidelė arba kausis arba priežastis. Ir šitoj vietoj labai svarbu atkreipti dėmesį, kad priežastys tai yra veiksniai, elementai, žingsniai, veiksmai, kurie sukūrė tą dabartinę situaciją. Tai yra kas tokio įvyko, kokios priežastys lėmė, kad turite tokią situaciją, kad yra toks rezultatas. Ką mums duoda šitas žinojimas? Mums šitas žinojimas duoda, kas tokio turi būti pakeista, kad situacija būtų kitokia. 2 variantai. Galima ieškoti, kas kaltas, ir jūs tikrai žinosite, ką nubausti. Arba galima ieškoti, kas buvo padaryta, kas mažiau efektyvu, ką reikia pakeisti, kad turėtumėt kitą rezultatą. Apie ką eina kalba? Apie tai, kad kitas arba žingsnis numeris 3 yra O raidelė arba outcomes, arba rezultatai, arba siekiai. Taigi, ko norėtumėt vietoj dabartinės situacijos? Žingsnis numeris 3. Gana tiksliai. Kuo tiksliau, tuo geriau žinoti, o kaip norėtumėt, kad būtų. Koks norimas rezultatas, koks norimas siekis yra jums svarbus. Į ką turėtų pavirsti dabartinė situacija? Dabartinė situacija yra tokia, kokia turėtų būti kita arba ta norima trokštama situacija. Robertas Dilsas atkreipė dėmesį į tai, kad pasiektas tikslas jisai gali būti tuo metu vertingas. Tačiau dar viena raidelė E arba reikšmė ekologija, ilgalaikė nauda, ilgalaikė vertė, atkreipia visų mūsų dėmesį į tai, o kaip tas pasiektas rezultatas įsikomponuoja į ateitį. Kaip tas rezultatas ilgalaikiai perspektyvai, tam tikram laiko tarpe, padeda pasiekti tavo tikslus, padeda gyventi harmoningai, padeda būti savim, gyventi autentiškai. Taigi žingsnis numeris 4, po to, kai žinai, kaip norėtum, kad būtų, patikrinti, ar tas siekis, ar tas tikslas iš tikrųjų yra vertas dėmesio. Dar apie ekologiją yra sakoma, kad tikslo kaina. Ar siekdamas šito tikslo įsipareigojęs kažką tai paaukoti, sumokėti, kažko atsisakyti, sumokėti tą vadinamą tikslo kainą. Ir ta tikslo kaina ilgalaikiai perspektyvai jinai yra labiau auginanti kažką tai, kurianti kažką tai, negu griaunanti. Lieka paskutinis žingsnis. R raidelė arba resursai arba ištekliai arba priemonės. Taigi, kokių priemonių reikia tau, kad dabartinė situacija pavirstų norimų rezultatų, kuris ilgalaikiai perspektyvai turės tam tikrą naudą. Taigi 5 žingsniai. Esama situacija, priežastis lėmė dabartinę situaciją, tikslas arba siekis, ko nori, ekologija arba vertė ilgalaikiai perspektyvai ir priemonės, kurios padės pasiekti tą rezultatą. Priemonės, kurios dabartiniai situacijai padės pajudėti iš dabartinės situacijos ir siekti ilgalaikio tikslo. Štai toks algoritmas. Labai paprastas.